Trumpas jūsų komentaras apie šias rungtynes. Na ką galiu pasakyti, praradom vieną žaidėją, gan svarbu, sunkiai organizuojam žaidimą, sunkiai priėmam, truputį aš nesimušiu iš vėžių, laukiam, kada mūsų pagrindinis starto ingėjas pareis į komandą ir mums padės. Truputėlį gal ir psichologiškai sunku, tačiau laukiam ateityje, kad bus viskas gerai. Ko labiausiai pritrūko šiuose rungtynėse, kad galima būtų pasiekti pergalę? Turbūt agresyvesnio puolimo reikėjo. Labai daug puolime padarėm klaidų, kada galėjom padaryti ten taškus, o ten buvo tiesiog klaidos, varžovai, jie laukia mūsų klaidų. Jie laukia, mes darėm, tai mūsų klaidų skaičius yra neatleisnas šiose varžybose ir jeigu jų būtų dvigubai mažiau, būtų rezultatas šiandien buvęs kitoks. Ką treneris sakė prieš varžybas, kokį planą buvo pasiūlęs, kiek procentų tas planas buvo vykdytas? Abejoju, ir pusę plano mes padarėm. Mes net nesugebėjom pakeltą galvą išeiti į aikštelę, mes tiesiog visi psichologiškai gal palūžę, nežinodami savo galimybių, kad galim žaisti ir nesugebėjom sužaisti.